Nu, kokie nutikimai buvo. Atvažiavau aš iki Italijos išsikrauti rūbų. Nu, ten įvažiuoju pro vieną įvažiavimą, bet sako, ne ten. Važiuok tenai, kur pro kitą pusę. Nu, ten jau per kitą pusę įvažiavau, ten viską išsikroviau, dar taip greitai viskas pavyko, nes ten kartais ne visada pavyksta, sako, ten bandžiau pagal atsiliepimus, ne visada greit pavyksta, bet matyt, kai rytas buvo, tai pavyko. Nu, davė ten tokį kaip žetonėlį, kad išvažiuot. Nu, aš ten pagal jų ženklus, kur exit, ir važiuoju tenai, nu ir vėl prie to apsauginio, bet jau to kito, bet ten kaip ir parašyta, kad exitas. Aš ten ateinu, nu, duodusi man, eis mane vėl atgal grąžina, nu aš gau, turbūt aš vėl ne per ten važiuoju. Ir taip, bet aš nemačiau, kažkas buvo labai mandras išvažiavimas, gal tenai, bet žiūrėjau, kad ten išvažiavimą, į tą mandrą išvažiavimą nėra niekur, ratais važiuoja niekur. Ir svarbiausia, dar aš ten kažkur tai prieš eismą, nu, kai prieš eismą darysiu, žiūrėsiu kaip tenai, bet irgi nieko. Ir paskui apsukau, ten vėl per tą rampą kažkur važiavau, ir ten iš tolo kažkas man ten mojavo labai, kažkas ten taip kažką tai ten mojavo, bet aišku, kažkaip tai, taip, žinai, nu, galvau, gal čia per greit važiuoju, žinai, nes aš ten taip buvau išsigazavusi, nes taip 25 galėjo, aš ten turbūt ant 40 viršum buvau pasiekus, galvau, gal čia per greit važiuoju, gal dėl to ten taip pamojavo. Ir vėl tada aš jau vėl grįžtu prie to, kur įvažiavau, bet aš ten irgi prieš eismą. Ten ta mergina, ten angliškai nelabai šneka, ten susišnekėti negali, ir jie ten supranta, jie sako, ten išvažiavimas, aš sakau, nu mane atgal grąžina, neišleidžia, tai kur tas, kaip išvažiuot, žinai. Ten paskui toks buvo dar rusų kalba kažkoks mokėti, ten šalia vairuotojas, bet aš sakau, aš suprantu, ką jinai sako, bet manęs neišleidžia per tą išvažiavimą. Ir paskui žiūriu, ateina apsauginis iš tos anos būdelės, jau pamatęs, kad čia aš kipišą kažkokį keliu, žinai. Sako, palauk, važiuok prie tos pačios rampos, kur buvai tenai. Ir palauk ten kokią 5 minutės ar kiek. Aš sakau, lemba, kas čia bus, žinai. Bet aš taip nuvažiavau, taip žiūriu, jau ateina tenai ir tasai, kur mane iškraudinėjo. Ir dar ten kažkoks vairuotojas. Jau pasirodo bairis tas, kad jis pasirašė dokumentus, viską, ir kai ėmė nuo stalo, jis ne tuos CMR-us paėmė ir man atidavė to furisto dokumentus, o mano turbūt namą atidavė, ir tai gerai, kad jisai paskui jam atidavė, tas atkreipė dėmesį, kad ne tas CMR-as. Jie matyti jau pranešė tiems apsauginiams, kad manęs neišleistų, bet tas irgi galvau nepasakė, tas matyt gal angliškai nešneka, kažką ten burptelėjo, aš nesupratau, kad jis mane atgal prie rampos grąžina, aš galvoju, kad jis man kad ne per tą išvažiavimą važiuoji. Tai vienu žodžiu, aš irgi kažkaip, šiaip visą laiką atkreipdavau, nu, sakau, kažkaip, kai esi pavargus, visai kažkaip pradedi, taip va, nes visai kažkaip vis tiek pasižiūrėdavo ir pasirašė, kaip ką, o čia aš visai netkreipiau dėmesio, kad tenai ne tas CMR-as. Tai va, kaip būna, visur reikia pasižiūrėti, nes gali suklysti. Tai gerai, kad apsauga buvo, jeigu nebūtų apsaugos, aš jau ten senai išvažiavus būčiau.